Labas, laukiuosi trečią kartą ir mano trečias kartas yra jau dvynukai. Turiu dvi mergaitės ir dabar turėsiu dvynukus berniukus ir trečią kartą ruošiuosi į gimdyklą. Visgi po pertraukos, tačiau noriu su jumis pasidalinti, ką dėsiuos į gimdymo palatą ir ką dėsiuos jau po gimdymo likti ligoninėje, tai turiu du atskirus lagaminus. Kadangi sulaukiu daug užklausų Mester Mama LT puslapyje apie tai, ką aš susikraunu, kaip ruošiuosi tai gimdymo dienai, nes būtent apie tai daugiausiai kalbu, tai noriu su jumis pasidalinti visų turiniu, bei kas jame yra ir kas man padės. Tačiau noriu priminti, kad iš tikrųjų verta sekti gimdyvės krepšelį, nes gimdyvės krepšelio turinyje yra būtent tai, ko reikia iš tikrųjų. Na, o pas mane gali būti, kad yra ir per daug dalykų, nes ėmiau tai, kas man asmeniškai galimai bus reikalinga, galbūt reikalinga su dvynukais. Ir netgi kai kurie dalykai yra apskaičiuoti tai, kad mes būsime ilgiau negu 3 dienas, tai reiškia, kad galimai mes būsime netgi ir kelias savaitės. Todėl lagamino turinys yra pritaikytas mano atvejui, bet kadangi daugam įdomu, tai pasidalinsiu. Tai pirmiausia, aišku, dokumentai, pinigų, jeigu reikia, tai čia tokius dalykus tikrai kiekviena susižiūrės ir įsidės. Aš turiu visą laiką atskirai papkytę savo dokumentam, tai yra nešiosios kortelė, mano asmens tapatybės kortelė, čia vėliau įsidėsim ir iš piniginės dalykus, kad tiesiog viskas, kas susijęs su dokumentais, būtų vienoje vietoje, labai patogiai išsitrauki ir viską turi. Ir mano visa istorija su tyrimais ir duomenimis, ką turėjau visą nėštumo metu. Toliau turime va tokį didelį krepšį. Tai čia yra gimdyvės krepšelis midi. Šis krepšelis yra iš 9 mėnesių, 9mėnesiai.lt ir jame yra 2 vienetai paklotų, seni sauskelnes, įklotai 4 lašų, įklotai 3 lašų, įklotai 2 lašų, tada tinklinės kelnaitės 3 vienetai, 10 vienetų įklotų į liemenėlę pienui sugerti, jeigu prireiks, multimam kompresas peneliams ir Lansinoch kremas peneliams, tai viskas, ko reikia krūtinai. Tai čia yra toksai gimdyvės krepšelio jau rinkinukas, kuris yra paruoštas ir tai reikalinga būtent į gimdymo palatą. Tai dar kartelį primenu, šitą lagaminą mes vežamės tiesiai į gimdyklą, o į palatą, kurioje mes jau būsime su naujagimiais, mes turime visiškai atskirą lagaminą, kuriame yra kiti reikalingi daiktai. Tai čia yra gimdyvės krepšelio dalis iš 9 mėnesių. Yra keletas dalykų, ką papildomai prisidėjau, tai čia yra šaldantis kompresas, kurį galima dėti po gimdymo. Tai reiškia, kai aš pagimdysiu, jau kai mane sutvarkys, uždės pampersiuką, uždės tinklinės kelnaitės, aš galiu įsidėti į tarpvietę arba, jeigu bus cezario pjūvio randas, ant rando galima užsidėti šaldantį kompresą. Tai su juo labai yra paprasta, jis irgi yra iš 9 mėnesių, jį perlauži pusiau ir jisai nešaldo, o vėsina tiesiog, kad nebūtų didelio skausmo, diskomforto tiek tarpvietėje, tiek ant pilvo pačios, jeigu buvo įvykęs cezario pjūvis. Tai į gimdyklą įsidedu vieną vienetą, o visa dėžutė pakelis su kitais vienetais yra jau kitame lagamine. Tai galimai ir nepanaudosiu gimdymo palatoje, nes irgi klausimas, koks ten greitis, ar norėsis ar nesinorės iš karto po gimdymo. Gal norėsis pirmiausia dar nueiti į dušą ir jau palatoje susitvarkyti, bet jeigu jau norėsiu po gimdymo užsidėti, tai tiesiog turėsiu šitam lagamine vieną vienetą savo šaldomą kompresą. Toliau yra paprasti buitiniai dalykai, kaip vanduo. Tai pasimti vandens. Čia turime maišelį užkandukų, tai juodas šokoladas, proteino batonėliai, elektrolitai, kuriuos įsidedu ir dar planuoju įsidėti tyrelę. Tyrelė vėlgi yra toks sklandesnis maistas, kur gali gauti šiek tiek energijos šaltinio, tačiau neapkrauti skrandžio su maistu, jeigu bus planuojamas visgi cezario pjūvis ar gydytojai parekomenduos, kad negalima to maisto valgyti. Žinoma, vis tiek užkandžių verta turėti gimdykloje. Dėl užkandžių tarti su savo gydytojais ir kaip ir savo seminaruose rekomenduoju, visiškai alkanos 24 valandas nevalgiusios labai sunku pagimdyti. Todėl tikrai turite pasirūpinti savo energiją, ar kokteilį kokį turėti, ar tie patys elektrolitai, paprasti užkandžiai, galite pasidaryti naminių rutuliukų, iš datulių, iš riešutukų, bet koks maistas, kuris nekietina jums vidurių. Tai košelės, tyrelės irgi yra labai puikus variantas, kurį galite naudoti gimdykloje. Toliau įsidėjau dar, aišku, ir maišelių.
Tai kadangi nežinom, kokioj situacijai būsim ir, tarkim, atvyksime į gimdymo palatą su lauko rūbais, tai lauko rūbus, lauko batus, turėsime maišelį, kelis maišelius esu įsidėjus, kad tiesiog tos rūbus susidėti ir nesusimaišytų su kitais daiktais gimdykloje, kad išlaikyti higieną. Tai bendrai maišelį kažkokį papildomą turėti yra labai palanku. Toliau yra paprasti dalykai, kur čia galiu net netraukti, iš tikrųjų tai yra kojinės, tapkės. Tai kojinės turėti, jeigu bus vėsesnės grindys ar vėsiau. Ir žinoma, tapkės gimdykloje, kad persiauti iš lauko batų. Vandens mes įsidėjome į gimdymo lagaminą 1,5 litro. Žinoma, visą laiką yra galimybė nueiti ir nusipirkti papildomai, tai vandens visą laiką yra. Net ir galima, ypač Lietuvoje, gerti iš kranų, tačiau mes pasirinkome turėti nupirktą vandenį, kur jau ne iš krano, švarus, tyras vanduo ir kad mes iš karto jį turėtume ir nereikėtų dar nervuotis ar lakstyti. Na, o po to gimdykloje matysim, ar 1,5 litro užteks, ar visgi pasimti daugiau, priklausomai nuo to, kiek laiko praleisime gimdykloje. Toliau turime kolonėlę, mažytę. Iš tikrųjų, jau senai net ir galvojau, kad gal reikėtų mažos kolonėlės ir namuose, kad galėtume gabentis nuo vienos vietos ant kitos. Ir tik su gimdyklas galvojom nusipirkti šitą kolonėlę. Tai labai džiaugiuosi, nes JBL, žinot, kad gerai skamba. Tai gimdykloje tikrai verta pasileisti muzikos, kuri jūs ramina arba galbūt kuri jūs užkuria. Tai juokiamės, kad mes praeitą kartą pasileidome per gimdymą Coldplayaus dainas, yra kas pasileidžia roko dainas, nes nori tiesiog išjudėti tą visą saremiavimą. Tai muzika tikrai gali prisidėti prie gimdymo patirties, kad kuo daugiau jaukumo sukurtumėt. Nepanaudosit, tai nepanaudosit, bet labai smagu turėti mažą kolonėlę, kuri neužima vietos ir tiesiog galėsite pasileisti tą muziką kokybiškai ir smagiai. Toliau šukas deduosi į pačią gimdyklą. Vienas dalykas ir dėl to, kad tiesiog galima susitvarkyti, bet kitas gimdybių hekas, kaip sakau, tai tas šukų spaudimas per sąrėmį. Iš tikrųjų geriau būtų šukytė tos plonos, kur šereliai yra tiesiog atsisukę į viršų, tai dažniausiai jos yra arba vaikiškos, arba vyriškos. Ir kai mes spaudžiame rankose tas šukas, galima truputį nusiraminti ir nuimti su nervų sistema, dėl to, kad yra masažas į ranką, galima nuimti skausmą sąrėmio metu. Tai daug merginų pasirenka visgi tą šepetį spaudinėti vietoj vyro rankos, kad nesutraiškit. Ir tada tuo pačiu gaunasi rankai masažas, kraujotakos stimuliacija, nervų sistemos stimuliacija ir tas šukas panaudojamas ne tik plaukam. Toliau atvertus kitą dalį, tai turime rankšluosčius į rūbus gimdyklai. Tai rūbai gimdyklai yra išskalbti su bekvapiu skalbikliu. Toliau keliaujame į kitą dalį lagaminą. Tai čia mes turime rankšluostį, dėl to, kad gimdykloje tikrai eisite į dušą arba į vonią. Bendrai pati labai rekomenduoju per seminarą merginom išbandyti saremiavimo duše. Saremiavimo duše ant kamulio gimnastinio, kuomet sukat dubenį, o vyras gali jums su dušo srove prasukti per juosmenį. Tai yra labai geras masažas vandens juosmeniui, kur ir yra didžiausias skausmas sąrėmio metu. Atpalaidavimas pilvo sienai ir kamulio gimnastinį jūs tikrai galite neštis kartu su savimi į dušą, jeigu dušo sąlygos atitinka dydį, formą ir taip toliau. Tai rankšluostis po tokių pasaremiavimų tikrai yra reikalingas. Netgi klausimas, ar nereikėtų dviejų, nes su mano patirtimi pirmo ar antro gimdymo metu mes tikrai nemažai laiko praleidom duše. Išsaremiaujam, labai sušlampam, tada išeinam, išsisausinam, po kažkiek laiko vėl einam saremiauti, į dušą vėl sušlampam, vėl išeinam, išsisausinam. Tai rankšluostis tokiu atveju yra reikalingas, bet neabejoju, kad prireikus klinikose ir kitose įstaigose tikrai galėtumėt ir paprašyti bendro rankšluosčio papildomai. Toliau yra rūbai, kuriuos susidėjome jau pačiai gimdyklai, jie yra išskalbti su bekvapiais milteliais, tai vadinasi su lauko rūbais, kuriuos mes atvažiuosime, sudėsime į maišą, kaip ir batus, užsidėsime tapkes ir tiek vyras, tiek aš persirinksime į gimdyklos rūbus. Tai vyras dedasi maikę ir šortus dėl to, kad tikrai gimdykloje yra šilta, dedasi papildomą maikę persirengimui, nes vėlgi, kaip sakiau, galima eiti į dušą ir duše ir vyras irgi gali sušlapti. Tai tiesiog turėti tą persirengimą. Deduosi gimdymo marškinius, kurie taip pat yra iš 9 mėnesių. Jie atrodo štai šitaip, labai gražus. Juokiausi su 9 mėnesių konsultantėmis, kad jie yra tokie faini, kad labai nenoriu per gimdymo dieną išpurvinti jų, kad po to irgi turėčiau. Medvilniniai, švelnus ir atsisaksta per visą ilgį. Tai reiškia, kai pagimdysiu, tai atverta krūtinė, galės man uždėti abu leliukus ir po to
apvaliu save, užsidaryti šios marškinius. Aišku, esu pasiruošus į palatą ir kitų rūbų, kad jeigu šie rūbai po gimdymo labai susipurvins, tiesiog palatoje persirengsiu kitus. Bet čia bus mano gimdyklos rūbas, su kuriuo patogiai judėsiu. Ir dar šalia turiu chalatą, jeigu vėlgi ten po dušo ar ilgas remiavimas būtų, tai chalatą galima užsimesti su mintimi, kad jeigu šalta, tai tiesiog gali apsikloti. Tai čia yra tie vadinamieji gimdymo marškiniai, su kuriais patogu ir gimdykloje, ir žindymui. O čia yra šalia chalatas, kuris irgi yra iš 9 mėnesių, tačiau pirktas prieš 7 metus, nes irgi taip pat tenais apsipirkinėjau savo gimdymo rūbus. Toliau turime pampersiukų sritį su vienkartiniais rankšluosčiais. Tai vienkartiniai rankšluosčiai labiau yra panaudojami jau palatoje paprastai. Tačiau aš įsidėjau keletą vietintų dėl viso pikto, kad jeigu ar reikėtų save apsivalyti, ar pritrūktų rankšluostis labai išsipurvintas, tai vienkartiniai rankšluostukai bendrai yra labai naudingi, kad su jais apsivalai, jie sugeria drėgmę, sugeria purvą. Ir juos galima išmesti ir higieniškai panaudoti. Tai labai higieninis daiktas, kurį verta turėti net ir gimdymo palatoje. Faktas, kad galite ir nepanaudoti, todėl aš ir įsidedu tik porą vienetų su mintim, kad o galbūt prireiks. Toliau pampersai įprastai rekomenduojama turėti 1 ar 2 vienetus gimdymo palatoje, nes kai vaikutį jau paruošia ir uždeda pampersiuką, jūs jau keliaujate į savo paprastą palatą. Tai toje paprastoje palatoje jūs jau turėsite visą savo pakuotę pampersų, todėl gimdymo lagamine kaip ir nereikia daug pampersų, tačiau kadangi pas mane yra dvynukai, tai aš dvynukam įdėjau po 3-4 vienetus tų pampersiukų, tai todėl yra pas mane didesnė dozė pampersų. Gerai, na, o toliau keliaukime į tą mėlynąjį lagaminą. Mėlynasis mūsų lagaminas yra jau į palatą, kai mes keliaujame su savo abiem leliukais. Tai čia turime turbūt irgi per daug dalykų, bet galbūt jie bus panaudojami. Vienas iš dalykų, ką mano vyras mėgsta, tai kai norime išsiskalbti, kad ne tiesiog su vandeniu išsiskalbti, bet yra ūkiškas muilas. Su ūkišku muilu labai gerai išsiskalbia rūbai, tačiau tai nėra oficiali rekomendacija tą daryti ir tą turėti savo. Mes tiesiog įsimetam rūbom, apatiniam išsiskalbti, jeigu jų prireiks ir kažkodėl negalėsim atsivežti ir panašiai. Tai tiesiog va tokie mūsų skalbimo milteliai kriauklėje. Toliau turime gertuvę, slešas, podelis, slešas, termosas, kur galėsime daryti savo arbatą, savo kavą ir viduje yra įrankių šiek tiek, tai vėlgi jeigu pritrūktų, jeigu reikėtų, tiesiog turi savo įrankius ir savo puodelį, kurį gali naudoti kavai, arbatai ir panašiai. Su tuo seka ir kava, tai čia labiau mano vyrui, tai jisai negali be kavos ryte, tai iš karto įsidėjo pakelį. Aišku, būtų galima pusę pakelio įsidėti į atskirą talpą, bet kadangi naujas pakelis, tai mes tiesiog įsimetėm. Kaip sakom, kai su lagaminu važiuoji, tai galima tiesiog įsimesti tos daiktus ir nereikia visko labai jaučia maišeliais dozuoti. Toliau yra higieninis buteliukas, tai jisai yra net neišpakuotas. Jį galima įsigyti irgi įvairiose parduotuvėse ir higienos prekėse ir 9 mėnesiai LT labai daug parduotuvių ir tinklinių ir internetinių jį turi. Taip pat galima ir tom pačiam AliExpress'e užsisakyti ir panašiai. Tai aišku, svarbiausia, išsiplaukite prieš naudojimą. Tai čia yra higieninis buteliukas, tai kaip dušiukas tarpvietei. Po gimdymo labai yra svarbu, kai jūs po kiekvieno tualeto, lengvo ar sunkaus tualeto, nueinate apsiprausti su vandeniu. Kiekvieną kartą lipti į dušą ir visai sušlapti atima energijos ir laiko ir ne visada tą gali padaryti, todėl tokie buteliukai labai padeda, nes jie veikia kaip dušiukas, kaip bidė dušas iš esmės. Tai čia prisipili vandens, yra tokia srovelės galvutė ir tiesiog pasilenkus žemyn tualete papurški ir vandeniu apsiplauni tarpvietę, kas yra tiesiog higieniška. Tai po visų reikalų tualete visą laiką apsiprausti papildomai su vandeniu yra būtina. Tai tiek po gimdymo gimdykloje, ten kadangi bidė ne visur, ne visada būna, tai šitie buteliukai tikrai yra išsigelbimas. Plus šitą buteliuką rekomenduočiau turėti bendrai kelionėse, išvykose, moterims bendrai, aš pati savo mamai esu nupirkus. Tai tiesiog, kai esate kelionėse,
ir jau ilgesnis laikas praėjo, arba ypač karšta yra ir kelnaitės sudriekusios yra, tai tuomet tikrai higieniškai nusiplauti su vandeniu po tualeto reikalų yra labai geras dalykas moteriams. Tai va, tokie dalykai įsidėti į pogimdyvinę palatą. Čia toliau yra tiesiog mano užrašų knygutė. Aš mėgstu, kai atsipalaiduoju savo mintis ir idėjas susirašinėti. Nežinau, ar turėsiu tam laiko, manau, kad turėsiu. Tai tiesiog mano knygutė, mano užrašai. Čia toliau yra įvairūs rūbai, tai savo rūbų nerodysiu, kokie čia pas mane sudėti. Pagrindė rūbai yra sudėti atsakstomi. Aš kadangi labai nemėgstu šalčio, tai esu įsidėjus ir šiltesnių džemperių, nors ir gimdau gegužę. Tačiau jeigu gimdote žiemą, rudenį, atitinkamai turit pagal sezoniškumą įsidėti savo tinkamų rūbų. Tai natūralu, kad žiemą tie lagaminai tikrai pas jūs gali ir išsiplėsti. Toliau gavome iš auksytė.lt merino vilnos pleduką. Kadangi pradžioje tikrai ketiname juos glausti ir laikyti kartu, tai mums užteks ir vieno pleduko. Tai jisai yra merino vilnos, nuostabios medžiagos, labai minkštas, labai švelnus. Iš auksytė.lt mes įsigijom, bet bendrai irgi va tokių merino vilnos ir švelnių pledukų tikrai galite rasti daug. Tai vieną tokį turime dėl viso pikto apklojimui. Ir toliau turime merino vilnos tos pačios medžiagos, muslimo merliukai, taip. Tai irgi iš auksytės, tačiau turiu tuo pačiu merliukų ir iš skirtingų vietų. Iš Kinder Planet labai fainų merliukų turime, iš Wonderlion, tai iš skirtingų vietų tų merliukų gavome, iš vaikų bazės taip pat irgi merliukų ir jie visi savotiškai ir panašus ir skirtingi, bet kaip sakau, merliukų niekada nebus per daug, ypač vasaros metu, kai su jais tiesiog nuo vėjo uždengiama, seilytėms surinkti, pavalymui, kaip rankšluostukas veikia, tai viską sugeria, tai mes turim po vieną vienetą. Namuose turime ir daugiau paruoštų, bet matysime, jeigu reikės, mums tikrai atveš ir daugiau tokių dalykų. Toliau turime vandens, tai vėlgi čia mes įsidėjome 1,5 litro vandens visiškai paprasto, bet šviežio, tai su pH-u, bet vėlgi galima gerti ir iš krano, labai realu, kad pradžiai tą vandenį vartosiu aš, o po to vyras tiesiog iš krano, tai vėlgi su vandeniu, kaip sakiau, nėra problema, bet kur, bet kada galite įsigyti. Tada toliau, Babu vienkartiniai paklotai. Tai irgi jau gerai žinomas brandas Babu, tai ir kelnaitės, ir įklotai, ir į liemenėlę įklotukai, kramtukai, visokie dalykai, kurie reikalingi tam pogimdyviniam periodai. Babu tikrai daugelį parduotuvių galite rasti. Tai čia yra vienkartiniai paklotai Babu būtent. Vėlgi dėl to, kad jie yra minkšti, lengvai sugeriantis, tai turiu ir mažesnių, ir didesnių dydžių. Mažesni yra leliukam vystyti, keisti pampersus. Didesni dydžiai yra man po gimdymo palatos. Kai jau po gimdyklos, kai grįžtame į paprastą palatą, tikrai stengsiuosi palaikyti kuo dažniau laisvas oro vonias, tačiau nepamirškime, kad po gimdymo vis tiek yra kraujavimas ir mes laikant atvirą erdvę tikrai turime užtikrinti gan plačią vietą, kur sugertų paklotukas kraujavimą. Tai tikrai stengsiuosi bent po kelias valandas per dieną būti oro voniose, taip pat kaip ir kūdikiam yra naudinga, taip pat ir moteriams po gimdymo iki pat kraujavimo pabaigos ir net daugiau, tai kelis mėnesius pabūti oro voniose yra labai naudinga, todėl tų paklotukų tiesiog užsitęsėt paklotuką ant lovos, užsiklojate, pabūnate nuoga, jeigu nėra labai šalta atsiklojus, tai tuomet pabūti ir atsiklojus. Ir tada nueinate, susitvarkote, vėl užsidedate savo pampersiukus, tinklinės kelnaitės, rūbelius ir tada vėl judate su rūbais. Tačiau kas kelias valandas arba į dieną bent 2 kartus padaryti oro vonias tikrai labai rekomenduoju. Toliau yra Mom Cozy po gimdymo diržas. Bendrai jisai labai yra ir gražus, ir puikiai pakuotas, paruoštas naudojimui, galima su juo jį tiesiog nešiotis, vežiotis visur. Tai apie gimdymo diržus turiu atskirą vaizdo įrašą kartu su 9 mėnesiai LT. Čia būtent iš ten ir yra šis diržas. Jisai turi nugaros atramą labai puikią, papildomus metalinius įrėminimus nugarai, kad jūsų juosmuo būtų stabilesnis. Tai apie gimdymo diržus pasakoju kitame vaizdo įraše, dėl to, kad
bet jais piknaudžiauti nereikia, nebūtinai visoms reikia pogimdyvinio diržo bei jo panaudojimo specifika. Tai galite keliauti ir pasižiūrėti, tai šį diržą ir aš deduosi po gimdymo ir tikrai jį panaudosiu ir užsidėsiu. Toliau čia, kaip ir minėjau, merliukų turiu iš skirtingų vietų, tai čia yra dar vieni merliukai iš Wonderlion, irgi labai gražus, ir Wonderlion turim dar ir pledukus, kurie jau pridėti prie automobilinių kėdučių, tai jie yra atskiroj tašėje ir tų merliukų mes įsidėjom, pasirodo, po 2 vienetus, tai vėlgi tiesiog bendram panaudojimui, lėliukų priežiūrai. Toliau nerealus dalykas iš Kinderland. Tai Mom Cozy termometras, kurį uždėjus vaikui ant krūtinės per appsą gali matyti jo temperatūrą. Vėlgi, kadangi mes galimai būsime ilgiau klinikose dėl dvynukų, dėl ankstesnio gimdymo, tai mes pasiruošėm visokiems scenarijam, kad galbūt ir tenais prireiks to termometro. Net nebūtinai naujagimiui, galbūt aš tiesiog savo jį panaudosiu, kai reikės. Tai galima užklijavus šį ratuką matyti naujagimio temperatūrą per telefoną visą laiką ir net duoda pranešimą, kada pakilo temperatūra ar nukrito temperatūra, tai tiek savo galima panaudoti, tiek naujagimui. Tai šitą įsidedu tiesiog dėl viso pikto į tą pogimdyvinę palatą, kad turėtume. Na, toliau turime lempas. Tai viena lempa, čia yra mano senoji lempa su baltuoju garsu ir tuo pačiu jinai va čia viršuje įsijungia kaip mažytė lempytė, tiesiog gali mirksėti, gali šviesti, tai naktį panaudoti ir man labai patogi. Aš čia internetu net nepamenu, iš kur užsisakiau, bet labai patogi, pasikrauna, prisisega bet kur, galiu ją nuleisti, pavyzdžiui, kažkur tie žeme, kad man minimalią šviesą suteiktų naktį, kai reikia su vaiku, pervystyti ir panašiai, ar tiesiog noriu vakare skaityti. Tai klinikose toksai dalykas tikrai labai pasitarnaus, pasikrauna paprastai ir tiesiog galima įsijungti ir panaudoti ją visokiom spalvom, visokiom kryptim. Tai manau, kad lempytė arba raudona lempa, arba va tokia paprasta lempa tikrai palatoje jau praverčia, ypač naktimis, nes tikrai naktimis irgi nemažai priežiūros yra su naujagimiu, kada reikia žindyti ar pakeisti pampers ar susitvarkyti ir nesinori jungti didelės palatos šviesos. Toliau higieninis maišelis, tai čionais yra įklotukai į krūtinę. Iš tikrųjų nežinau, kiek man jų prireiks, nes praeitus kartus mažiau prireikia, bet kadangi dabar turiu tokių kaip vienkartinių variantų, tai juos įsimečiau. Toliau yra Babų lanonino kremas speneliams, taip pat yra Mom Cozy jau kitoks truputėlį kremas speneliams. Tai jie turėjo ir skirtingus atsiliepimus, turiu juos abudu, tai pasibandysiu, kuris geriau veikia. Žinau, kad Babų net naudoja tiesiog lūpom patepti arba suskilinėjusiam vietom patepti, tai tikrai nereikia prisirišti, kad tai yra vien tik tai krūtims, tai galite patepti ir kitas pažeistas vietas ir sunaudoti kitaip. O čia yra Mom Cozy krūtų kremukas ir jisai turi vėsinantį efektą, labai kremiškas, organiškas, natūralus vaikui, kad jeigu vaikutis žindys, po to nebūtina nuplauti ir iš karto atsipalaiduoja krūtis. Tai skirtingo poveikio, pasižiūrėsim, kuris man labiau patiks ir tiks. Manau, kad abudu bus panaudojami. Ir toliau Dermolivo putos, tai jos yra irgi kaip higieninės putos, atkuria odos hidrolipinę plėvelę ir skirtos ant itin jautros arba lengvai sudirgintos odos. Tai čia galima ir užpakaliukui, kūdikio, ir galima ir savo užpakaliukui panaudoti. Ir jeigu pilvas būna sudirgintas arba vėlgi aplinkui randa yra sudirginta, tai galima panaudoti šias putas tiesiog ant sudirginimo vietų ir jas nuplauti. Mažina alergijas. Alergijos bendrai riziką iki minimumo mažina, tai tikrai irgi daug mamų naudoja būtent šitas putas atpalaidavimui. Kaip ir Dermolivo putas higieninės gavau iš Genba Parma vaistinės, taip ir postpartum Lady Anion įklotai. Iš tikrųjų, pagrinde su savo mėnesinėmis aš naudojau būtent Lady Anion įklotus, nes man jie visiškai nedirgindavo, labai patogiai užsideda ant kelnaičių ir jie nėra
nėra tokie stori ir dirginantis, tai man tikrai jie labai patinka. Tai yra ir visa pogimdyvinė dėžutė pas juos ir tikrai dažnai ir mano klientės panaudoja būtent iš Genba Parmos įklotų visą liniją, kas susiję su pogimdyviniu periodu ir po to vėliau su moterišku periodu, kuomet tik tai palaikyti reikia. Tai tiesiog irgi variantai, kuriuos galite turėti. Toliau, kaip minėjau, ir geltonam lagamine, tai yra šaldymo elementai, vėsinimo elementai. Iš 9 mėnesių yra jų skirtingų tipų, kokius galite įsigyti. Čia yra būtent sulaužomo tipo, kad sulaužai jį ir jisai pradeda vėsti. Būna ir želė formos, kad reikia pavėsinti šaldiklyje ir tuomet galima dėtis. Tai formų visokių yra, kur galima dėtis tiek į tarpetę, tiek ant rando. Toliau papildomai dalykai, kur nebūtina rodyti, tai yra maišeliai, kur susidėti daiktus, rankšluosčiai, dar vaikam papildomi komplektai rūbelių. Na ir įdomesni dalykai, tai yra vitaminai. Vitaminų įsidėjau nemažai pagal visas rekomendacijas, ko reikia po gimdymo. Vitaminus ėmiau iš Genviten, tai yra gydytojos įkurta vieta, kur būtent jinai pagal naujausius tyrimus ir duomenis, pati buvusi neštukė, dabar pogimdyvė ir man parekomendavo šiuos, tai imu magnio bisglicinatą, imu B kompleksą, B vitaminų kompleksą ir omega 3 po gimdymo gerti, taip pat kaip ir gerosios bakterijos. Tai visą šį kompleksą vitaminų gersiu po gimdymo ir D. Tai iš viso gaunasi taip. Elektrolitai, vitaminas D, omega 3, B komplekso vitaminai, magnio bisglicinatas ir bakterijos, gerosios bakterijos. Tai vėlgi jūs turite atsirinkti tai, kas jums yra tinkamiausia, turite pasitarti su savo gydytoju, negalite vien tik tai iš mano vaizdo įrašo nuspręsti, ką vartoti, ko nevartoti. Tai yra dalykai, kuriuos aš rekomenduoju kaip papildus ir pati geriu juos. Ir tą dariau tiek nėštumo metu, tiek po gimdymo būtina užtikrinti. B kompleksas labiau yra po gimdymo, nėštumo metu ne visada jo prireikia. Tiesiog variantas, į ką atkreipti dėmesį, pasidomėti, galbūt jums pačioms daugiau, pasitarti su savo gydytojais, pagal savo tyrimus pasižiūrėti, nes vėlgi jūs tik tai žinote, kokie yra jūsų tyrimai, ko jūs turit, ko jums trūksta, ko netrūksta. Taip pat, ko čia dar nėra iš šitą būtent įdėta, bet aš esu į kitą vietą įsidėjus į savo higieninį pakelį, tai savo tiroksiną, dėl to, kad turiu su skydliaukės ligą ir turiu vartoti kiekvieną dieną tiroksiną. Tai kol kas neplanuoju jo nutraukti ir įsidedu taip pat ir į gimdyklą. Planuoju jį toliau gerti ir iš karto po gimdymo pasidaryti tyrimus. Pagal tyrimus atitinkamai stebėti, ar man dar jo trūksta. Taip pat po gimdymo kokius tyrimus planuočiau daryti, tai vitamino D, geležies irgi pasidarysiu, kad pasižiūrėčiau, ar man reikia papildomai visgi vartoti tiek vitaminą D, tiek geležį, ar nereikia. Toliau paprasti dalykai, tai tamponėliai. Tamponėliai didesni ir mažesni. Tai čia pagrindė naujagimio priežiūrai, bambutės priežiūrai. Bambutės priežiūrai galima naudoti hidrolatą levandų, papurkšti ir apvalyti, arba tiesiog vandenį, distiliuotą vandenį, papurkšti ir apvalyti bambutę. Tai tą rasite ir pačiose klinikose ir tiesiog turėti tų tamponėlių, su kuriais valysite bambutę ar užpakaliuką. Toliau mano higienos maišelis. Tai higienos maišelyje mano tiroksinas yra vaistukai. Toliau yra nuo randų kremas. Yra Flugenil švelnus prausiklis, kuris yra su medetkomis ir juodaisiais serbentais. Apsaugo ir neutralizuoja niežulį bei skausmą. Tai čia yra prausiklis į dušą. Tai tiesiog duše apsiprausti. Toliau turiu aloe vera tepaliuką lūpoms, kad nedžiūtų, nesausėtų, dantų šepetukas. Žinoma, iš kvapų namų sviestamedis, nes man pačiai jisai patinka, tai ar rankom, ar pilvui, ar kojas tiesiog pasitepti, sudrėkinti. Tai naudoju labai dažnai sviestamedį tokiems dalykams, dantų siūlas, šepetėlis, dantų pasta. Ir kas dar aktualu, tai va čia yra du variantai, kuriuos naudoti. Arba Flugenil prausiklis, arba Klogin putas. Tai Klogin putas turbūt dažniausiai po gimdyvės naudoja, tačiau darius apklausą tikrai daug kas paminėjo, kad Klogin putas ne visada tinka po gimdymo, kai kuriuom sudirgina, kai kuriuom neveikia. Tai vėlgi gali turėti skirtingų
sudedamųjų dalių prausiklius, kad tiesiog po gimdymo galėtumėt išsiaiškinti, kuris jums labiau priimtinas, kuris nedirgina odos. Šiaip variantų dar yra daug, dar žinau, kad ir Trim Lietuva turi irgi gerą prausiklį, aš jį turiu namuose, tai namuose dar vieną prausiklį turiu, juos visus išbandžius, tik tai galėsiu savo atsakyti, kuris man labiausiai tinka, nedirgina ir nuramina tą tarpvietę po gimdymo. Na ir čia yra seni vienkartiniai rankšluostukai, kur kelis įsidėjau ir į geltoną lagaminą, bet šitie geltoni rankšluostukai kuo labai naudingi palatoje, tai kad po kiekvieno nusiprausimo nebūtinai rankšluostį galite imti, bet tiesiog higienai apačios nusivalyti su rankšluostuku ir jį išmesti, tai taip jūs nepažeisite, nes su rankšluosčiu jums kaip ir dėl higienos reikėtų gan dažnai išplauti, išskalbti rankšluostį arba jį pakeisti, tai rankšluosčiu tiek neprisidėsiu į palatą, todėl labai gerai yra tokie higieniniai rankšluostukai. Juos, kiek žinau, galima ir kaskadai nusipirkti, kur tiesiog būna moteriam plaukus džiovina su šitu rankšluostuku. Tai labai gerai sugeria vandenį, labai rekomendavo pačios mamos, kad gerai jį panaudoti po gimdymo, kai reikia nuolat eiti į tą dušą ir prižiūrėti savo higieną. Na ir čia visas komplektukas iš 9 mėnesiai LT, tai šitą noriu parodyti iš rūbų pusės, nes kiti rūbai mano tie paprastieji, tai džemperiukai, marškinukai, kelnytės, o dalykai, kuriuos tikrai dėsiuos po gimdymo, tai yra būtent pogimdyviniai šortai, kurie turi per juosmenį suėmimą, tai kai norėsiu jų apsitvarkyti, pastovėti, tai dėsiuos būtent šios triusikėlius su pakietinimu, stabilizavimu ir tada jau pogimdyvinį diržą. Toliau 9 mėnesiai turi dar kitokių triusikėlių, kurie irgi su aukštu liemeniu. Tai čia mano visi triusikėliai su aukštu liemeniu, o čia yra po gimdymo liemenėlės, kurios pritaikytos žindymui. Tai šita, pavyzdžiui, tiesiog jinai atsidaro va šitaip iš šonus ir niekas nenusisega, labai patogiai nešiojama, todėl galima su jie ir miegoti praktiškai. Tai ir šitą esu įsidėjus ir dar vieną liemenėlę turiu namuose, kur nusisega, bet į gimdymo palatą tai ėmiau būtent tą, kuri neturi jokių nei segtukų, nei jokių papildomų kietesnių medžiagų, kad būtų kuo patogiau. Toliau mano labiausiai naudojamas dalykas tai yra žindymo maikė. Tai atsimenu su abiejais žindymais seniau. Šitas maikės aš tiesiog naudodavau vieną po kitos, išskalbi ir vėl naudoji. Dėl to, kad tą maikę labai gerai užsidėti po apačią ir tiesiog atkeli džemperį ir jau ten maikytė atsisegi ir žindai. Tai čia maikytė, kuri atsisega irgi iš 9 mėnesiai, labai patogi, smagi, yra balta, yra juoda, jeigu neklystu, yra ir kreminė. Tai va tokių maikyčių turiu. Toliau yra pogimdyviniai šortai. Tai irgi šie būtent dedami po apačią. Įsidėjau ir šiuos, nes nežinau, kurie labiau patiks. Tai gal ir visų nesunaudosiu, nesužiūrėsiu, bet jie yra būtent aptempantis, formuojantis, stabilizuojantis, bet, kaip sakiau, nepiknaudžiauti su šiais rūbais po gimdymo ir pasidaryti oro vonias yra būtina. Ir toliau pižamytė. Kaip sakiau, man labai patinka tie gimdymo marškiniai, o bet tačiau po gimdymo labai realu, kad juos reikės dėti į skalbimą. Na ir tada naudosiu tiesiog pižamą, kuri turi žindymo funkciją, tai tiesiog atsisegu vėl ir atsiveriu ir užsisegu, kai jau nebereikia. Tai čia tie pižamytės žindymo yra nuostabios. Ir dar vieni šortukai, tai va tų šortukų čionais kelnyčių triusikėlių yra daug, nes kiekvieną dieną norėsiu žinoma pasikeisti. Tai visokių variantų pasiėmiau pabandyti iš 9 mėnesiai, čia net su metaliukais kraštuose, tai matysim, kas labiausiai patiks. Tai čia mano toksai vat apatinių trikotažų žodžiu, rinkinukas iš 9 mėnesių, kurie manau, kad labiausiai ir pasitarnaus. Tai iš tikrųjų toks ir yra tas mano lagaminas mėlynasis ir jame daugiausiai tai yra mano ir vyro rūbų, kurie užima tą vietą, o visi kiti dalykai tai taip ūkiškai panaudojami, bet kaip sakau, dar nemažai dalykų labai realu, kad galbūt prireiks, galbūt norėsim kažko. Dar yra vyro kuprinė, kur dėsime elektroniką, kompiuteris, ausinės, pakrovėjai. Tai čia tik tai, ko mums galimai prireiks toje gimdykloje. Na ir tie rūbeliai yra atskirai ir kaip sakiau, dar su rūbeliais irgi nėra vaikams čia per daug rūbų, dėl to, kad matysim, kokie jie gims ir tada atitinkamai mes paprašysim, kad tų rūbelių atvežtų.
Žinoma, dar keletas dalykų, tai yra šampūnas, kondicionierius ir tonikas veidui, tai prausimosi priemonės ir jie susidėjau mažais kiekiais, kad tiesiog nereikėtų didelių butelių neštis. Šampūną pirkau irgi be kvapio, be skonį ir taip toliau. Tai tikrai paprastas šampūnas, kuris nedirgintų lėliukams uoslės. Dar vienas iš dalykėlių, tai iš Trim Lietuva yra kompresiukai speneliams. Tai speneliams yra būtent tie kremai arba šaldantis kompresiukai, kas man irgi patinka, tai kad jie yra tokie vienkartiniai, užsidedi, panaudoji ir tada nusiemi. Tai irgi šių kompresiukų papildomai turėsim. Taip pat kaip ir po gimdyvinio kompresiukų, kaip ir įsidėjau į geltoną lagaminą, taip ir čianais, nes galima juos naudoti tarpvietėje arba tiesiog žaizdelėms kitoms, bet čia yra mamai, ne kūdikiui, o mamai tai irgi tiesiog turiu visą tą dėžutę, kurią galima bus panaudoti. Tai irgi dar porą dalykų, kuriuos įsidėjau į lagaminą papildomai. Ir dar aišku įsidedam ir pakelį Muni sauskelnių iš brilliante.lt. Tai kodėl būtent Muni perkam? Tai dėl to, kad yra visi užsegimai, kurie prisitaiko prie užpakaliuko ir uždaro. Ir kaip sakau, ir šudukui uždaro viršutinę dalį. Labai lengvai užsisega, yra įvairių dydžių ir čia yra būtent tas visai mažyčiai naujagimo pampersiukai, kurie yra minkštučiai, švelnučiai, bekvapiai ir labai daug sugeriantis. Tai į palatą dedamės jau visą pakelį ir jeigu būsime ilgesnį laiką, tai tikrai prireiks net ir daugiau. Tai šitus dalykus perkame iš Brilliantės, Muni, tikrai daug mamų žino.